Taigi po truputėlį pradėsime mūsų šiandienos meditaciją. Įsitaisykite patogiai. Jeigu gulite, gulėkite. Jeigu sėdite, sėdėkite. Palikime visus darbus, rūpesčius, atsakomybės, tikslus, siekius, svajones, iššūkius, malonumus. Palikime viską, kas nereikalinga už šios meditacijos ribų. Tarsi pastatykime kampe į stalčių, o patys pasinerkime kelionę į save, atsipalaidavimui. Lėtai užmerkite akis. Šiandienos tema mus laukia labai įdomi. Patyrinėsime savo pozityvius jausmus, pozityvias emocijas, kaip jos skirtingai jaučiasi ir kokius skirtingas mintis, reakcijas, pojūčius mums juos iššaukia. Taigi, būdami užsimerkę, giliai įkvėpkite pro nosį ir iškvėpkite pro nosį, išleisdami viską, kas nereikalinga. Giliai įkvėpime per nosį ir iškvėpime, tarsi iškvėpdami viską, kas nereikalinga. Giliai lėtai įkvėpime ir iškvėpime, iškvėpdami viską, kas mums nebereikalinga, kas atitarnavo. Ir dar kartą giliai įkvėpime. Ir iškvėpime, paleidžiant viską, kas nebereikalinga. Ir dar kartelį įkvėpime. Ir iškvėpime viską paleisdami. Po truputėlį pradedame pajausti savo pėdas. Pajauskime blauzdas, šlaunis. Pajauskime savo pilvą, nugarą, krūtinę. Pajauskime stuburą, pajauskime kaklą, pečius, rankas, alkūnes. Pajauskime delnus, pajauskime pirštus. Vėl pajauskime kaklą, veidą, nosį, ausis. Pajauskime visą savo viršugalvį. Ir dabar pamatykime, kaip iš dangaus per mūsų viršugalvį atskrenda du auksiniai spalvos kamuoliukai. Jie įeina į mūsų galvą ir visur, kur jie dabar tekės, plauks, kiekviena ta kūno vieta visiškai atsipalaiduos. Bus visiškai atpalaiduota, laisva. Pamatykite, kaip tie kamuoliukai iš jūsų viršugalvio teka žemyn, pro jūsų kaktą, skruostus, lūpas. Pamatykite, kaip kamuoliukai teka žemyn pro jūsų kaklą, čia išsiskirdami link vieno pečio ir kito, plaukia žemyn link jūsų delnų, taip pat palaiduojant rankas, pečius, galvą, kaklą, pirštus. Abu šviesos kamuoliukai vėl grįžta link jūsų pečių. Vienas jų leidžiasi pro krūtinę, žemyn link kojų, o kitas pro stuburą. Kamuoliukai teka per nugarą, pilvą
link pilvo apačios, išsiskiria per kojas, vienas kairiai, kitas dešiniai, taip pat palaiduojant jūsų visą pilvą, nugarą, galiausiai kojas. Kamuoliukai leidžiasi žemyn link jūsų blauzdų, pėdų, taip pat palaiduodami jūsų kojas, kojų pirštus. Ir matykite, kaip šie kamuoliukai išlenda iš jūsų pėdų ir išnyksta kažkur žemėje. Jūsų kūnas, rankos yra visiškai atsipalaidavę, kojos visiškai atsipalaidavę, pilvas, krūtinė, nugara visiškai atsipalaidavusi, galva atsipalaidavusi, visas kūnas lengvas, ramus, tarsi plūduriuojantis ant debesies, nesvarumo būsenoje. Kartu su šiuo debesiu leidžiatės žemyn, vis labiau grimzdami visišką atsipalaidavimą. Dabar grįžkime prie mūsų galvos, prie minčių ir prie visų pašalinių minčių, čia nereikalingų. Įsivaizduokime kaip tarsi laiškus, mintis kaip laiškus pririšame prie baliono ir vėjas išnešoja iš mūsų galvos visus laiškus, visas mintis, baliono pagalba. Piriškite kiekvieną mintį ir leiskime vėjui išnešioti visas nereikalingas mintis, trikdžius, kad ne tik mūsų kūnas, bet ir protas būtų visiškai atsipalaidavę, tylus, ramus ir leistų mums patirti, būti, stebėti. Leiskite savo kelias akimirkas pabūti šiame atsipalaidavime. Truputėlį pradėkite pamatyti, įsivaizduoti save kažkur kalnuose, aukštai virš žemės, arčiau dangaus. Ant kalno viršūnės, tolyn į horizontą, matosi jūra, saulė, debesys. O jūs atsisėdęs, atsirėmęs į gražų medį, visą tai stebite. Įsivaizduokite, kaip užsimerkite. Ir jausdami tą dievišką gamtos vaizdą, pojūtį, neriate gilyn į save, savo vidų. Nutelkite dėmesį į savo krūtinę ir prisiminkite įvykį, kuris jums suteikia labai daug džiaugsmo. Prisiminkite įvykį, kai jums galbūt kažkas pasisekė padaryti kažkokį tais darbą, kurį labai norėjote. Galbūt sulaukite komplimento iš savo draugo ar draugės.
Prisiminkite tai, kas jums sukėlė džiaugsmą. Ir jauskite šį džiaugsmą savo krūtinėje. Vaizduokite, kad tas džiaugsmas tarsi kamuoliukas, tarsi balionas yra prie jūsų krūtinės. Ir savo dėmesiu, vaizduotę, įsivaizduokit, kaip šiuo džiaugsmu apgaubėte visą savo kūną. Tarsi tas balionas apgaubė jūsų galvą, rankas, pilvą, nugarą, kojas. Ir dabar visas kūnas yra džiaugsme. Pajauskite, prisiminkite, kaip malonu yra džiaugtis. Džiaugdamiesi, pastebėkite, kokios ateina jums mintis. Pastebėkite, kaip plaka jūsų širdis. Ar kai džiaugiatės, jį plaka greičiau ar lėčiau. Stebėkite, ar jūsų kūnas, kūno virpuliai, virpesiai, kai džiaugiatės, paaktyvėja ar kaip tik nurimsta. Būdami tame džiaugsmo balione, paklauskite savęs, kaip jūs jame jaučiatės. Ar jums malonu tai jausti? Labai gerai. Dabar truputėlį nurimkime. Sutelkime vėl savo dėmesį į krūtinę, pajauskime ją. Ir prisiminkime įvykį, situaciją, akimirką, kai jautėtės visiškai atsipalaidavę ir ramūs, kai jautėte ramybę, tylią ramią ramybę. Prisiminkite tai. Pajauskite šią ramybę krūtinę. Vėl įsivaizduokite balioną, šį kartą ramybės. Apgaubkime savo galvą, rankas, krūtinę, nugarą, pilvą, kojas. Tarsi įeitume į ramybės burbulą, balioną. Ir pajauskime, kaip jaučiasi ta ramybė. Kokios dabar mums kyla mintis. Kokie virpesiai, virpuliai mūsų kūne. Ar jie suaktyvėjo, ar kaip tik tapo ramesni, harmoningesni, lėtesni. Pabandykite pajausti, kaip plaka jūsų širdis, jaučiant ramybę, prisimenant ramybę. Ar jį plaka greičiau, ar plaka lėčiau. Pastebėkite, kaip pasikeitė jūsų kvėpavimas. Ar jisai tapo greitesnis, gal tylesnis, ramesnis. Kokia jūsų jausena, kai esate ramybėje? Ar jums kyla noras kažką veikti, iš jos išeiti? Ar priešingai, norite dar labiau joje pabūti? Tai stebint, mes pažindiname su savimi, su to, kas mums gera, ko mes norime.
Taigi kelias sekundės, kelias akimirkas. Pabūkite toje ramybėje. Tiesiog pabūkite. Ir po truputėlį vėl grįžkime dėmesiu prie mūsų krūtinės, pajauskime ją, nurimkime ir prisiminkime įvykį, kuriame jautėme įkvėpimą, kuriame jautėmės įkvėpti, tikėjome to. Tarsi visą esybę žinojome, kad tai įvyks. Jautėmės ypatingai įkvėpti. Prisiminkite tą akimirką. Galbūt tai buvo akimirka, kai jums kilo kažkokia tais tarsi geniali mintis ir jūs jautėtės įkvėpti ją padaryti. Galbūt tai buvo įkvėpimas padaryti kažką savo antrai pusėje. Galbūt vaikams, galbūt savo. Prisiminkite tą spirgėjimą savo viduje, kai jautėtės įkvėpti. Taip stipriai tarsi negalėtumėt nustikti vietoje. Kai kažko labai norėjote. Ir prisiminę šį įkvėpimą ant savo krūtinės, vėl įsivaizduokime balioną, burbulą ir jį išplėskime per visą mūsų kūną. Tegul šis įkvėpimas užlieja mūsų galvą, rankas, krūtinę, nugarą, pilvą, kojas. Užlieja visą mūsų kūną. Pajauskite, kaip jaučiasi būti įkvėptam. Kokie jūsų kūno virpesiai. Ar šį kartą kūnas, kai esate įkvėpti, virpesiai yra aktyvesni, ar ramesni. Pajauskite, kaip plaka jūsų širdis. Ar šį kartą, kai esat įkvėpti, kupini įkvėpimo, į plaka lėčiau, o gal kaip tik greičiau, tarsi spurda jumise. Kokios kyla mintis? Ar norite kažką tai veikti, kažką padaryti, tai skatina jūs judėti, kurti? Ar priešingai veikia pasyviai, ramiai, nenorit nieko daryti? Kaip šis įkvėpimas skamba jumise? Pabūkite kelias akimirkas su įkvėpimu ir pastebėkite, kaip jums jaučiasi. Ar norėtumėt savo gyvenime dažniau jausti įkvėpimą? Ar kaip tik, galbūt kitą emociją. Pabūkit kelias akimirkas įkvėpime. Ir vėl truputėlį nurimkime. Ir grįžkime prie savo krūtinės, savo dėmesio. Pajauskime krūtinę. Ir prisiminkime įvykį, akimirkas, prisiminimus. Kai pajautėm kažką meilę.
tikrą meilę visą savo širdimi. Galbūt tai buvo akimirka, kai gimė jūsų vaikai. Galbūt tai buvo akimirka, kai patyrėte pirmą meilę vaikinui, moteriai. Galbūt tai buvo tiesiog meilės akimirka savo. Gal net vaikystėje, pirmose klasėse, pajautėt kokią meilę, simpatiją kiam nors berniukui ar mergaitei. Prisiminkite meilę. Galbūt tai buvo meilė žmonėms, kurie jau išėjo, kurie jau nebėra su mumis. Prisiminkime meilę krūtinėje ir vizualizuokime, įsivaizduokime meilės balioną, meilės burbulą, kuris užlieja mūsų galvą, užlieja rankas, krūtinę, nugarą, pilvą. Meilės burbulas užlieja kojas ir galiausiai visą mūsų kūną. Kaip jaučiasi ta meilė? Pajauskite savo krūtinę. Patyrinėkime, kokie dabar mūsų kūno virpesiai. Ar jie aktyvūs, kaip kad buvo įkvėpime, ar visiškai ramus, kaip buvo ramybėje. O galbūt jie dar kitokie, miksuoti, tarsi jautresnės stygos, turinti savyje švelnumo, jautrumo. Pajauskite, stebėkite, kokios mintis kyla, kai esate meilės burbule. Ar tos mintis apie norą veikti? O galbūt tiesiog skleisti, dalintis tą meilę. Apkabinti ką nors, įsiliesti. Tiesiog pabūti. Pajauskite, kaip būnat meilėje. Plaka jūsų širdis. Ar ji plaka greitai, aktyviai, gal plaka ramiai ir harmoningai. Pastebėkite tai. Jausdami, prisimindami meilę, pastebėkite, kaip pasikeitė jūsų kvėpavimas. Ar jisai tapo aktyvus, tarsi įkvėpime, o gal ramus, palaiduotas. Pabūkite šiek tiek meilę ir pastebėkite, kaip jūs joje jaučiatės. Ar jums gera joje? Ar norėtumėt kasdienybėje savo daugiau šių jausmų, šio jausmo? Ar kaip tik galbūt mažiau jo patirti? Pabūkite kelias akimirkas meilėje.
Gerai, dabar po truputį vėl grįžkime prie savo krūtinės, sutelkime dėmesį į krūtinę. Padėkokime meilės jausmą, mintyse pasakydami ačiū meiliai, kvėpimui, ramybei. O dabar pasikvieskime kitą jausmą - laisvę, laisvės jausmą. Ir prisiminkite įvykį, kai pasijautėte visiškai laisvi. Galbūt tai buvo akimirka, kai užbaigėte darbą, kuriame reikėjo labai daug atsakomybės. Ir užbaigus tarsi išsilaisvinote. Galbūt tai buvo akimirka, kaip išvykote kažkur pakeliauti ir savęs visai nestabdėte. Buvote laisvi be ribų. Gal lipote kalnais, plaukėte upėmis, maudėtės nuogi. Atsiminkite tą laisvės akimirką, tos prisiminimus. Ir tai prisimindami, jausdami laisvę savo krūtinėje. Įsivaizduokime balioną, burbulą, atstojantį laisvę. Ir įsivaizduokime, kaip šis burbulas užlieja mūsų galvą, rankas, krūtinę, nugarą užlieja, pilvą, koją. Ši laisvė užlieja visą mūsų kūną. Kaip jaučiasi laisvė? Kokie virpesiai jums jaučiasi? Ar tokie jautrus kaip meilėje? Jautrios tylos? O galbūt ramios kaip ramybėje? O gal kaip tik aktyvios kaip įkvėpime? O galbūt tai miksas? Tarsi susipynęs džiaugsmas, įkvėpimas, aistra, atsipalaidavimas. Kaip jums jaučiasi būti laisvam? Ar pastebite, kad į laisvę suteka daug jausmų? Tai ir įkvėpimas, ir tikėjimas, ir aistra, kūrybiškumas, ir atsidavimas, ir meilė. Kiek daug jausmų talpina šis žodis, šis jausmas. Kaip jums jis jaučiasi? Kokie virpesiai? Kokios mintis jums kyla, kai pagalvojate apie laisvę? Ar jūs tai įkvepia? O gal priešingai sustingdo ir veikia negatyviai? Kaip plaka jūsų širdis, prisiminus, galvojant, jaučiant laisvę? Ar jinai pradeda maloniai jaudintis, virpėti? Ar kaip tik tampa pasyvi ir nurimsta? Kaip jūsų kvėpavimas? Ar kvėpuojate aktyviau jausdami laisvę? Ar ramiau? Kokie norai jums kyla galvojant apie laisvę? Ar norisi nieko neveikti?
sėdėti ant sofos ir nieko nedaryti. O galbūt priešingai, kyla noras gyventi, veikti, kurti, bendrauti, patirti. Būkite kelias akimirkas laisvėje ir patyrinėkite, ar šio jausmo kasdienybėje norite daugiau, gal kaip tik mažiau. Pabūkite kelias akimirkas laisvėje. Laisvėje tarsi paukštis skrendantis dangumi. Labai gerai. Vėl grįžkime prie savo krūtinės. Padėkokime laisvei, džiaugsmui, ramybei, meiliai, įkvėpimui. Ir paprašykime Kūrėjo, kad Jisai pripildytų mūsų visą kūną, mintis, protą, esybę šių jausmų, kad gyvenant kasdienybėje juos patirtume dar aktyviau, dažniau. Įsivaizduokime, kaip iš dangaus nusileidžia į mūsų viršugalvį baltos šviesos stulpas. Mes tarsi susijungiame su dangumi ir matome, kaip iš dangaus tarsi energija, tarsi kažkokie balti pūkai, baltos srovės, bangos pradeda tekėti mūsų viršugalvį. Džiaugsmo, energija, džiaugsmo jausmas, užpildydamas visą mūsų galvą, kaklą, krūtinę, nugarą, rankas, kojas, stuburą. Džiaugsmas teka iš dangaus į mūsų. Ir mes tiesiog prisipildome jo visą savo kūną. Iš paskos džiaugsmo teka įkvėpimas, įteka į mūsų viršugalvį, pripildo galvą, kaklą, rankas, krūtinę, nugarą. Pripildo visą mūsų kūną įkvėpimas. Paskui įkvėpimą teka ramybė, teka į mūsų viršugalvį, pripildo galvą, kaklą, rankas, pečius, krūtinę, nugarą, kojas. Įkvėpimas pripildo visą mūsų kūną, o paskui jį teka meilė, jautriai, švelniai įteka į mūsų viršugalvį, pripildo visą galvą, kaklą, krūtinę, rankas, pilvą, nugarą. Pripildo visą mūsų kūną meilę, o paskui meilė šviesos stulpu iš dangaus atiteka laisvė. Ši laisvė teka mums per viršugalvį, pripildo mūsų galvą, kaklą, nugarą, pilvą, rankas, kojas. Visa mus pripildo laisvė.
mes esame užsipildę šiais nuostabiais jausmais. Ir dar pabaigai paprašykime Kūrėjo, kad mus pripildytų šviesa. Pamatykime, kaip to šviesos stulpai mūsų įteka šviesa, pozityvumas. Ir pildo mūsų galvą, nugarą, rankas, kojas. Pildo. Dabar mes esame pilnai prisipildę nuostabių jausmų, laisvės, meilės, šviesos, įkvėpimo, džiaugsmo, ramybės. Padėkokime Kūrėjui šį papildymą. Padėkokime jausmams. Ir po truputėlį prisiminkime save sėdinti, atsirėmusi į medį. Pamatykime prie to medžio priešais jį kalnus, tą jūrą, saulę, debesis, tą horizontą. Giliai įkvėpkime ir pajauskime tą gamtos dvelksmą. Ir iškvėpkime. Ir dar kartą įkvėpkime šią gamtą. Ir iškvėpkime su pasimėgavimu. Truputėlį pajauskime pagrindą, ant kurio sėdite arba gulite. Lėtai pajudinkite kojų pirštų galus, rankų pirštų galus. Švelniai ir lėtai pajudinkite kojas, rankas, visą kūną švelniai pajudinkite. Linkiu, kad viską, ką patyrėte, parsineštumėte į savo kasdienybę ir saugotumėte savo atmintyje. Kai reikia, tai prisimintumėte, sušauktumėte, naudotumėte. Ir kai būsite pasiruošę, galite atsimerkti ir sugrįžti į šią akimirką. Sugrįžti į savo kūną ir ten, kur esate.